atsiveria ten tokie, va, žodžiu, tarp tų medžių, ten tos figūros ir ta jūra apačioj. Labai gražu. Tai va, žodžiu, čia yra šitos temos. O kadangi buvo laiko, nes gerai sekėsi, reikėjo dar vieno motyvo, tai tada jau mes jau juokėmės vakar atvažiavę, kad po Kristinos kiemą vaikštant, tai čia tų motyvų ir spalvų ir ko tik nori, čia gali kiekvieną kampą tapyti. Tai čia yra koplytėlė, visi ten pro šalį praėjot, nes kažkaip man va tos mėlynos ir geltonos spalvų derinys, tai o aš iš vis ryškias spalvas labai mėgstu. Tai va taip viskas ir atsirado. Ir kaip aš juokiuos, kadangi praktika yra labai geras dalykas, man pačiai šitas darbas yra netgi gražesnis, nes sakau, vat vieną pasipraktikuoju, jau antras išeina geresnis. Tai 5 dienas papiešus, tada jau būtų toks ženklus patobulėjimas. Aš šiaip labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad Kristina suorganizavo, džiaugiuosi, kad aš galiu atvažiuoti, nes yra galimybė pabūt, pabendrauti, pasišnekėti, va, tokioj gamtoj geroj pasėdėti, nu, iš tikrųjų labai labai smagu. Tai tikiuosi kitais metais irgi bus ir kad aš galėsiu irgi atvažiuoti vėl. O kaip mūsų tema? Tema mūsų buvo Bobrovskis. Ir va dėl ko aš galvoju, man tas vaizdas iš tikrųjų labiausiai patiko nuo to Mociškių kapinių kalnelio. Nes Kristina perskaitė vieną eilėraščio gabaliuką Bobrovskio. Nu ir tik ten stovint ir klausytis. To posmo iš tikrųjų labai gražu. Ir aš galvoju, kad iš karto ta vieta, jinai šiek tiek kitokią atspalvę įgauna, kai tau yra suteikiama informacija, kokie žmonės su ta vieta yra susiję. Tai va. O aišku, čia sakau dar ką piešti, tai čia būtų galima važiuoti ir važiuoti. Ne vieną savaitę. Tiek iš manęs, o paskui galėsit čia suktis ir atsakyti. Dabar klausimų autorių, jeigu kas nors turi. Autoriai, tiksliau. Nu, Kristinėlė, kaip atrodo? Liuks. Tiek, bet klausimas, tai gal ne apie autorių kaip organizatorių, bet tai gerai, tai dabar ką? Tie paveikslai, dabar čia kapo, dabar išvažiuoja, jo šitą namo, likimas paveikslai koks. Nežinau. Dabar turbūt jie lieka čia kaime, o paskui kažkaip reikės gabenti ir atiduoti, kaip atvirukus prisiminimui. Ir tik tiek, o parodos, o kelionės. O taip toliau. Neplanuoji? Ne, šiaip čia be tokių pretenzijų, manau, ne, mes visi rinkomės. Iš tikrųjų... Tai galima, jeigu žodžiu, parodas, tai mums negaila. Mes nesame dideli dailininkai, kuriems gaila tų paveikslų. Nes pradžia tai visada tokia būna, nu. Aišku, gražios idėjos. Pradžia būna, o paskui išauga gyvybė. Aišku, kad čia yra ir matot, kad čia Širėplaukis, matot, kad čia Blankų sodyba, matot, kad čia jūra. Jo. Matote, ne, jau nieks nepasakys, kad čia Nemunas tada. Net žolės tos jūroje. O iš tikrųjų tai, pleneras yra toks žmonių susitikimas, aišku, kūrybiškas buvimas kartu ir labai yra svarbu bendravimas, pasikeitimas mintimis, idėjomis. Tai aš labai džiaugiausi ir vakar pagyriau savo draugę, sakau, programą vykdo visų 100%, nes tapo, paskui susieina, pakalba viena kitos, pažiūri, pastabas vienos kitom sakom. Labai smagu iš tikrųjų. Iš tikrųjų, man buvo smagu pabūti kartu, o apie kažkokį rezultatą nereikia net galvoti labai smarkiai. Tada viskas gerai pavyksta. Čia rezultatas yra visų nuotaikos sukėlimas į draudą. Jo. Čia drobė. O šiaip tai mes, kaip mes pakankamai ilgai buvom Bobrovskio muziejų, iš tikrųjų
man atrodo, kad Bobrovskiui labai didelę įtaką darė gamta šito krašto, labai didelę įtaką darė tai, kad jisai matė tos kultūrinius visus klodus, kad jis buvo puikiai susipažinęs su istorija krašto ir ne tik tai šito krašto, bet apskritai Lietuvos, apskritai reikėtų sakyti Sarmatijos, ne? Kultūra, istorija ir žodžiu, kai skaitai jo kūrybą, tai jinai tokia turtinga ir turininga. Tai kažkaip norisi irgi tos tokius momentus galbūt ir pagauti, ir pastebėti, mes dar svečių sulaukiam, kaip